Ką galiu dar pasakyti, kai tylos tiek daug tarp eilučių? Gyvenimas tarsi knyga parašyti, kur ne visos dienos lengvos. Eilutės aštrios, kampai nelygus, žodžiai kartais skaudus, kartais tylus. Bet aš vis dar einu per lietų ir per dulkes, ir kiekvienas puslapis palieka mano ženklą. Gyvenimas tarsi knyga parašyti, rašau, eilutės aštrios, kampai nelygus, skauda, bet auga, žodžiai kartais skaudus, kartais tylus. Taip, gyvenimas tarsi knyga parašyti, ir aš joje dar liksiu. Kartais rankos dreba, kai verčiu naują lapą. Kartais viskas byra tiesiog ant mano delnų, bet iš tų trupinių aš dėlioju savo stiprybę. Ir net kai širdis pavargsta, ji vis tiek nori matyti daugiau. Bet aš vis dar einu per lietų ir per dulkes, ir kiekvienas puslapis palieka mano ženklą. Gyvenimas tarsi knyga parašyti, rašau, eilutės aštrios, kampai nelygus, skauda, bet auga, žodžiai kartais skaudus, kartais tylus. Taip, gyvenimas tarsi knyga parašyti, ir aš joje dar liksiu. Jei mano kelias kreivas, bet tebūnie jis tikras. Jei mano balsas lūžta, jis vis tiek dar gyvas. Aš nebijau tuščių puslapių, nebijau ir randų, nes kiekvienas sunkus sakinys veda mane pirmyn. Gyvenimas tarsi knyga parašyti, rašau, eilutės aštrios, kampai nelygus, skauda, bet auga, žodžiai kartais skaudus, kartais tylus. Taip, gyvenimas tarsi knyga parašyti, ir aš joje dar liksiu.